Išgirsk viešpatie manąjį balsą. Kunigas Robertas Urbonavičius, 5 sekmadienis po sekminių. Dievo ir artimo meilė. Išgirsk viešpatie manąjį balsą, kuriuo šaukiausi tavęs. Būk mano pagalbininkas, neapleisk manęs ir nepaniekink manęs, Dieve mano išganytojau. Viešpats manoji šviesa ir mano išganimas. Kogi bijosiu? Mišių introitas mus pamoko, kad turime pasikliauti viešpačiu ir nepaliauti jo šauktis kiekviename varge, nes juk tik jis vienintelis yra mūsų pagalba ir stiprybė. Kolektoje šventoji motina bažnyčia meldžia, kad viešpats Dievas, kuris mums savo vaikams yra parengęs daugybę neregimų malonių, suteiktų mūsų širdims savo meilės dvasios, kurios padedami ir skatinami, mes galėtume šias malonės gauti, nes tik Dievo ir artimo meilė yra tas raktas, kuriuo atrakinamas dieviškasis malonių lobynas. Epistolėje toliau girdime apaštalo Petro pamokymus, kurie nubrėžia kasdieninio krikščioniškojo gyvenimo gaires, o jos yra grindžiamos vieninteliu reikalavimu – artimo meilė, kuri yra trumpiausias kelias patikti Dievui. Romi širdis, nesinešiojanti pagiežos bei neapykantos, santūri kalba, pilna meilumo ir padrąsinimo, pavyzdingas elgesys – visa tai yra geriausia evangelizacija kasdienos aplinkoje. Būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. Neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gerą, te ieško ramybės ir tesiveja ją. Artimo meilės darbai ir savitvarda išlaisvina iš susirūpinimo savimi ir padeda mums ramiai pasitikti įvairius išbandymus, kurie mūsų nesugniuždo, bet priešingai sutvirtina. Šventoji Evangelija perteikia kalno pamokslo, krikščioniškosios konstitucijos pamokymus. Viešpats kviečia iš savo minčių, kalbų ir širdies išvyti bet kokį priešiškumą artimui, norą jį įžeidinėti, smerkti, rūstauti. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako beprotė, tas smerktinas į pragaro ugnį. Išganytojas aiškiai pabrėžia, kad Dievui nėra maloni auka to, kurio širdis nėra laisva nuo piktumo ir neatleidimo. Nesakykime, kad tai neįmanoma ir nepasiekiama. Daugybė šventųjų pavyzdys rodo priešingai. Galiausiai pats viešpats visuomet gailestingai elgiasi su mumis, nors mes nuolat jį skaudiname savo nedorybėmis. Joks žmogus nėra mums taip nusikaltęs ar buvęs toks nedėkingas, kaip mes esame 1000 kartų nusikaltę ir 1000 kartų buvę nedėkingi savo kūrėjui ir atpirkėjui. Todėl jeigu visagalis mums maloningai atleidžia ir pakenčia mūsų silpnybės, lygiai taip pat ir mes turime elgtis su kitais. Atminkime, kad su kantrybe bei romumu visada nugalėsime, o pasiduodami nirtuliui, bambėjimui, mes tik pabloginsime, ką gero esame nuveikę. Vieno teprašiau viešpaties, tik vieno tenoriu, kad apsigyvenčiau viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas. Svetainė katalikų-tradicija.lt, pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas kaip tai padaryti rasite mūsų svetainėje.